žvejam gylį dar panašu žmonių nesimato, tai truputį nerizikavom, kurio naujai kasama dalis. Kas yra Drąseikių karjeras? Čia pažvejoju turbūt apie 10-15 metų, bent jau 2 kartus per žiemą. Galiu pasakyti, kad tai ganėtinai sudėtingas vandens telkinys. Kaprizingas. Nėra taip paprasta, pavyzdžiui, lyginant su Kauno mariom ir labai daug žvejų atvažiavusių čia iš Kauno marių. Pabandę žvejot dažniausiai iškart grįžta atgal. Tačiau kas gaudo, kas pajaučia kaip gaudyt, čia pagaudo labai gražių ešerių ir iš tikrųjų gal niekada nepagausi labai didelio kiekio čia, bet jeigu nori egzempliorių, čia yra ir stambus ešeriai, ir gražios kojos. Na, tokiu laiku gal nepasitaiko, paskutinio ledo yra tekę ir šamanų pagauti. Tai va, pagrindinės turbūt dėsniai čia Drąseikių, čia yra visas ištisinis dugnas, yra ištisiniai kalniukai. Konkrečiai šitoj seklioj daly, kuris yra jau prieš 35 metus iškastas. Tai yra nuo 2 iki 7 metų gylį, ištisai eina tokiom bangom. Pakyla, nusileidžia ir ešerį reikia surasti. Tai šiandien manau, kad man daug padės dyperis. Jeigu kalbėt apie tą naujai kasamą dalį, ten yra visai kiti gyliai, ten yra 20 ir daugiau trupučiuką metrų ir ten yra didžiuliai kalnai, sakykime, išeinantis iš 20 į 6. Ten yra jau didžiųjų ešerių valdos, bet šiandien ten dar neįsim. Nes kažkokiu yra žvejų, nėra. Ir požymio gali būti, kad ledas dar ten nelaikys. Taigi šios dienos uždavinys pagauti gražesnį ešerį, bent jau vieną, o gal ir 2. Nedaug tam turim laiko, pabandysim. Sėkmės! Ai, ešeriai, sumato ir karjerų ešeriai. Gražus. Gražus daiktas. Tikrai verta važiuot, kad ir 1-2 pagausiu, bet tokie ešeriai. Gali leisti. Nu ką, šiandien dienelė ne iš lengvųjų buvo, iš tikrųjų neradom ilgai ešerių, davėmės po gylius, lakstėm šiandien, lakstėm ten, palikinėjom dyperius kitą ežerą galiai ir lakstėm pasimt. Bet nu vieną ešeriuką pagavome, toli pusės kilogramo. Kolega irgi ant blizgės ištraukė, žodžiu šiandien taip vertinant dieną. Kybo stambus ešeriai, bet labai sunkiai žvejyba buvo iš tikrųjų. Kelis mažiukai papuolė, bet žuvis neaktyvė, bet reiškia, jeigu pataikai dideliai žuviai palei nosį, vis tiek pasiema. Tai tokia pirma žvejyba šiais metais, manau, kad dar tik prasideda. Kol kas žuvį radom gana sekliai, visi gyliai, duobės, kalneliai buvo didieji tušti, su balalaika palei krantą. Pavyko pagauti kokių 7 metrų gylyje. Tai tokia žvejybos Drąseikių karjera. Žiemos pradžioje. Manau, kad mes dar čia sugrįšim ir pagausim tikrai geresnių žuvų.